Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, aš gydytojas Vytautas Abraitis. Ir šį kartą pakalbėsime apie mūsų galvelės atsparumą mano Patreone. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų yra 1500, kurių jau neveikia omega-3 ir vitamino D šokiai. Ir susiesiu psichikos temą su paskutinių dienų aktualijom, nes tai labai siejasi. Pastebėjote, tie, kurie įjungia mąstymo funkciją, kad gražus ir margas pasaulio autobusas rieda link bedugnės krašto. Ir atsirado pagaliau stipri ranka, kuri bando paimti vairą ir patraukti tolyn nuo tos bedugnės, nes kito kelio nėra. Ir taip, ta ranka ne Jėzaus Kristaus, ne Dalai Lamos, ne vieno švento tarp mūsų nėra, bet tikslas yra vienintelis mūsų išlikimui. Ir labai keistai daug smulkių rankyčių, silpnų rankelių plonais pirštukais, paėmus kitą vairo pusę ir tempia vis tiek pasaulį tą bedugnę. Kai kurie tokie smulkus, kad net tie plonapirščiai sako, eikit blusos, nenervuokit, jums vietos nėra čia prie to vairo. Tada belieka įlyst kažkur tai. Visi tempia tą vairą priešingą pusę. Kaip jie nesupranta, kad karas tai yra viskas viskam. Neteks jokios prasmės jūsų ten profesiniai pasiekimai, moksliniai, pedagoginiai vardeliai. Neteks jokios prasmės jūsų po kruopas suneštas, paskolom statytas nekilnojamas turtas. Neteks netgi reikšmės jūsų Audi A6 su žieminiu padangų komplektu. Kas tai per fenomenas? Norėti karo, norėti žūties. Tai yra labai nelaimingi žmonės. Jūs pastebėjot, tie patys žmonės labai negražiais epitetais, labai negražiais žodžiais. Jie keikia bet kokį blaivę mintį pasakantį politiką, keikia savo tautietį. Ir aš Patreone pakalbėsiu, kokios būdo savybės, kokie charakterio bruožai žmogų padaro atsparesniu. Ten akcentas yra ilgesnį gyvenimą ir geresnę sveikatą ir vėlesnį išprotėjimą. O tie nelaimingi žmonės, jie bando kažkaip tai gydytis, engdami laimingą žmogų. Ir tas laimingesnis žmogus juos baisiai erzina. Tas, kuris moka džiaugtis gyvenimu, moka džiaugtis mažais dalykais, jam užtenka. Ir tas baisiai tą žmogų erzina. Ir tada įsijungia mechanizmas, niekam tai niekam. Ir nukris bomba tavo kieme, sugrius tavo namas ir tu būsi nelaimingas kaip aš. Nesvarbu, kad ir aš žūsiu, kad aš galbūt arčiau tos bombos, bet tu, bjaurybė, besidžiaugiantysis, būsi nelaimingas kaip aš. Keistas toks fenomenas. Labai gaila, kad tokių žmonių yra ir kad tokie žmonės dominuoja viešoje erdvėje. Ir pasimatysi mano Patreone.